Sveiki, ant mano stalo dabar guli 8 dėžutės, kurios totaliai gali pakeisti jūsų elektros instaliaciją ir paversti jūsų paprastą namą išmaniu. Dalinai išmaniu. Tai Junghome PUX įrenginiai. Moduliai, kurie gali būti sumontuoti į jūsų paskirstymo dėžutę, kažkur paslėpti po kištukinių lizdų, po jungiklių ir valdyti jūsų namą. Valdyti jūsų namą mygtukais, taip pat programėliai ir taip pat gali būti integruotas į trečias programas. Apie ją šiandien ir pakalbėsime, bet prieš man pradedant, kaip visada, užprenumeruokite mūsų kanalą. Paspauskite patinka po šito video, kad YouTube algoritmai daugiau mūsų mylėtų. Parašykite komentarą lygiai dėl tos pačios priežasties ir jeigu susidomėsit šitais renginiais, tai įsigyti galite mūsų internetiniai parduotuviai. Junghome. Turbūt jau girdėta jums sistema. Tai išmanių namų sistema, kurią jūs galite integruoti į savo esamą instaliaciją. Veikia šitą sistemą Bluetooth mesh principu. Tai reiškia, kad jūsų visi įrenginiai tarpusavį susijungia per Bluetoothą ir sukuria mesh tinklą. Tai kada kiekvienas iš įrenginių atkartoja kito įrenginio signalą ir taip padengiamumas pasidaro labai didelis, stabilus ir greitas. Kas yra gerai su šitą sistemą, kad jai nereikia kažkokio hubo arba modemo, jos nereikia ryšti prie Wi-Fi'us, jeigu jūs neplanuojat jos valdyti nuotoliu. O nuotoliu dažniausiai jums paprastų apšvietimų, jungiklių arba kištukinių lizdų valdyti nereikia. Jeigu jūs norite šitą sistemą valdyti nuotoliu, tai yra papildomas serveris, kuris jau prisijungia prie šitos visos sistemos ir tik vienas tas įrenginys jungiasi į internetą ir taip jūs galite valdyti šitą sistemą internetu. Tai tiek apie valdymą. Dabar pakalbėsime apie pačius įrenginius. Jeigu jūs planuojate įrenginėti savo išmanųjį namą ir jau nors kažkiek pradėjote domėtis šią temą, tai tikriausiai pastebėjot, kad ne viskas ten taip labai jau paprasta ir yra daug labai įvairių niuansų. Bet jums pergyventi nėra ko. Nes mes išmanius namus įrenginėjame nuo suprojektavimo darbų iki pilno išmanaus namo paleidimo. Įrengimo metu mes visą laiką esame ant ryšio su savo klientu, padedame jam parinkti teisingus sprendimus ir įrangą, kuri vėliau bus labai paprastai integruota į jūsų išmanųjį namą, kuris jums ir jūsų komfortui tarnaus ilgus metus. Dirbame mes visoje Lietuvoje, o visi mūsų kontaktai yra po šito video aprašyme. Šitie dalykai turi tokias 3 kategorijas, pasakyčiau. Tai dimeriai. Dimeris yra paprastas dimeris triakinis ir turim kažkur daly dimerį. Turime switch aktuatorius, tai reiškia paprastas aktuatorius įjungti, išjungti kažkokį įrenginį. Ar tai šviestuvas, ar tai lygintuvo kištukinis lizdas, ar tai dar kažkoks įrenginys. Jie yra dviejų variantų, vienas su energijos matavimo funkcija, kitas be energijos matavimo funkcija. Yra užuolaidų ir žaliuzių valdiklis, kuris turi 2 išėjimo kanalus, tai teoriškai jūs galite valdyti arba užuolaidas ir žaliuzas, arba galite sumontuoti jį kažkur ir dėžutę ir valdyti 2 apšvietimo kažkokius įrenginius. Ir yra binarinio inputo įrenginiai. Tai vat apie jos visus toj trumpai ir jums papasakosiu. Tai pradėsime nuo dimerio. Tai toksai įrenginukas, prie kurio jūs pajungit tiesiog fazę, nulį, pajungit štai tokį mygtuką. Mygtukas gali būti vienos krypties arba 2 krypčių. Yra 2 kontaktai, kur jūs galite pajungti savo jungiklio išėjimą ir programiškai galite sudėlioti, kad vienas mažina jūsų intensyvumą apšvietimo, kitas didina apšvietimo intensyvumą. Ir trumpas paspaudimas visada įjungia arba išjungia jūsų veikiančias lempas. Daly įrenginys labai gerai gali valdyti LED juostas, pavyzdžiui. Vienintelis dalykas, kad dėja nesukuria adresų, bet kaip pavyzdys gali valdyti kažkokius daly šviestuvus, daly LED maitinimo šaltiniai, daly LED maitinimo šaltiniai, kiek žinom, nėra brangus. Todėl šitas daiktas pasijungia prie jūsų maitinimo šaltinio.
čia pasijungia LED juosta, čia į dalį plius dalį minus pasijungia jūsų valdiklis, jį užmaitinam, galime valdyti mygtukais, lygiai tokių pačių principų kaip ir paprasta dimeriai, galime valdyti ir savo išmanioje programėlėje. Jeigu turi dar papildomus modulius, tai galite keisti ir LED juostų spalvas, temperatūras ir taip toliau. Kitas dalykas tai realytė su vienu išėjimu ir dviejais binariniais įjungimais. Ir kas įdomu dar su tais binariniais įjungimais, kad jie yra ir ant daly dimerio, ir ant paprasto dimerio, ir ant šito, ir yra tiesiog aktuatorius, į kurį galima ten 4, pavyzdžiui, binarinius įėjimus pajungti, yra gerai tas, kad kaip pavyzdys, jūs galite suprogramuoti sistemoje taip, kad šitas binarinis inputas valdys visai kitą realią. Tai tarkim, aš turiu čia 2 klavišų jungiklį, aš galiu pajungti prie 2 binarinių inputų tą jungiklį, vieną klavišą prie vieną, kitą klavišą prie kito, ir paspaudus vieną klavišą aš galiu programai savo mobiliajam išmaniajam telefonui sukurti sceną tokią, kad paspaudus E2 įėjimą binarinį, kad man suveiktų šitą relę. Tai mes galim taip pat padaryti ir valdymą, dimeriavimą, įjungimą, išjungimą ir taip toliau. Tai čia atsiranda toks lankstumas, kada, žinot, pagyvenat kažkiek, jau suprantat, ko jūs norit, matot, kad šitoje vietoje jums neužtenka kažkokio jungiklio, perjungiklio ar dar kažką, tai jūs galite integruoti štai tokį valdikliuką. Kaip matot, jisai pakankamai mažas, gali būti įdėtas štai taip į montažinę dėžutę. Jeigu dabar darote elektros instaliaciją ir galvojat, kad ateityje galbūt norėsit savo dėti tokias realytės, tai jungikliams tikrai rekomenduoju dėti štai tokias kažkokias dėžutės su kišenėm, kur iš jūs galite labai lengvai įkišti tą realytę, jinai pasislėpia, vietos daug, o iki čia viskas užtinkuota ir ten nieko nesimato. Tai va, šita realytė yra su power meteriu, tai reiškia, mes lygiai taip pat pajungiam fazę 0, galim pajungti kažkokį jungiklį, galim nejungti jungiklį ir kaip išėjimą pajungiam prie šito išėjimo kištukinį lizdą, kaip pavyzdys, tą, į kurį ateityje bus jungiamas lygintuvas arba plaukų tiesintuvas. Ir su tokiu pačiu binariniu įėjimu, kur nors prie durų, galite sukonfigūruoti mygtuką, kuris visą apšvietimą jūsų išjungtų ir šitą kištukinį lizdą irgi. Čia grįžtant prie klausimo, kada reikalingas valdomas kištukinis lizdas. Taip, čia senos versijos irgi toksai įrenginukas. Telpa irgi į dėžutę, šiek tiek yra storesnis, net nestoresnis. Labai panašus pagal dydį į tą, kuris yra naujesnis. Tai lygiai tokios pačios funkcijos, vienintelis, kad šitas neturi galios matavimo funkcijos. Kada jums reikalinga galios matavimo funkcija, tai vėlgi, jeigu jūs nusprendėt, kad norit matyti savo namo ten būsenas ir valdyti nuotoliu, tai turit serveriuką, užėjti savo programėlę, pasižiūrėti, kad pas jūs yra suvartojamas ant lygintuvo rozetės. Jeigu yra suvartojamas, reiškia, lygintuvas veikia. Jeigu lygintuvas veikia, reiškia, jisai neišrinktas. Jeigu jis neišrinktas, jūs nuotoliu paėmėt ir išrinkit. Bet jeigu jūs padarėt master jungiklį, kuris viską išrinkit, tai dažniausiai šitos problemos jums nelieka. Užuolaidų ir žaliuzių valdiklis. Tai lygiai tokių pačių principų veikia, turi 2 binarinius įėjimus, tai reiškia, mes galim prijungti prie jo 2 klavišų jungiklį, vienas klavišas jungtų užuolaidų atidarimą, kitas jungtų užuolaidų uždarimą, viskas. Jeigu pas mus yra poreikis sutaupyti vietos, bet valdyti, tarkim, atskirai 2 kištukinius lizdus, į vieną, nežinau, pajungtas apšvietimas, nežinau, stalinė lempa, kurią aš noriu valdyti telefonu, į kitą pajungtas kištukinis lizdas, į kurį bus pajungtas irgi kažkoks įrenginys, kurį aš noriu atskirai valdyti. Nu, tai tada mes galim įdėti štai tokį vieną įrenginuką ir jį valdyti arba vėlgi mygtukais, arba mes galime jį valdyti nuotoliu per savo mobilųjį telefoną. Nu ir binariniai valdikliai yra vienas valdiklis 2 binarinių įėjimų. Tai jam tiesiog mes nieko nedarom, mes jam duodam maitinimą ir prie vieno jungiklio pajungiam vieną mygtuką, prie kito ir programėliai sukonfigūruojam, ką turi nuveikti sistemoje kažkoks kitas įrenginys, jeigu ant šito įrenginio atsirado įtampa. Taip pat prie šito įrenginio galima, pavyzdžiui, pajungti judesio daviklį. Turit judesio daviklį, bet norit, kad judesio daviklis valdytų kažkokią kitą įrenginį, ne tą, kurį jisai dabar valdo.
pasikeitė norai, pasikeitė planai. Tai tada tiesiog prie šito įėjimo pajungit judesio daviklį ir gavus signalą iš judesio daviklį, šitas įrenginys jau pasako kitam įrenginiui, kad jam reikia įsijungti. Tai štai toks įrenginys 2 kanalų. Ir dar vienas įdomus įrenginys, kuris gali irgi jums padėti gyvenime, tai bevėlis veikiantis nuo štai tokios baterijos. Toksai mažiukas binarinio įėjimo įrenginys. Tai realiai pasijungiat tokį laidelį, įstatot elementą, šitos 2 kabeliukus prijungiat prie savo jungiklį ir jos užtrumpinus, šitas renginys gauna signalą ir tada sukonfigūruojat, ką tokiu atveju, jeigu čia atsirado signalas, turėtų nuveikti kitas renginys, kurį jūs norėsit valdyti. Tai vėlgi 2 kanalų, 2 tokiai kabeliukai eina komplekte. Įsidėjot į kažkokią vietą, kur yra dėžutė ir galit valdyti net neturint ten elektros. O jeigu iš vis net nėra dėžutės, tai taip pat asortimente yra ir paprastas bluetoothinis mygtukas, kuris prisiklijuoja prie sienos, lygiai taip pat prisiriša prie visos sistemos ir galima valdyti iš jo. Ir jo galima valdyti 4 skirtingus įrenginius. Tai iš manęs šiandienai tiek. Prenumeruokite kanalą. Rašykite į komentarus, ką manote apie tokias sistemas, kurios gali paturbinti jūsų esamą instaliaciją. Kaip visada, laikai, komentarai ir susitiksime sekančiose video. Iki.